Taigi, jūs domitės nuotekų valymo grandinę savo lanksčiai ašiai, tačiau nesate 100% tikri, kurią pasirinkti. Norint į tai atsakyti, jums tereikia atsakyti į 4 klausimus, kurie padės nustatyti, kuri grandinė atitinka jūsų poreikius. Pirmasis klausimas yra, ką norite valyti? PVC vamzdžiai ar kietaus, molio ar plieno vamzdžiai. Jei naudojate šią grandinę PVC vamzdyje, turite įsitikinti, kad pasirinkta grandinė neturi kietų metalinių dalių. Jos galuose kietieji metaliniai antgaliai būtų šiek tiek per agresyvūs PVC vamzdžiui. Tačiau, jei naudojate šią grandinę vitrifikuoto molio, nerūdijančio plieno, kietaus ar žalvario vamzdyje, tuomet norėtumėte, kad ji turėtų tokius kietus metalinius antgalius. Yra daug skirtingų kietųjų metalų gręžtuvų, kai kurie yra agresyvesni nei kiti, tačiau vidutiniškai kietojo metalo gręžtuvas skirtas vamzdžiams, kurie yra kietesni nei PVC. Antras klausimas, kurį turite savo užduoti, yra tai, ar ketinate naudoti šią grandinę nuskaldymui, ar šiai grandiniai bus naudojama užsikimšimo šalinimui. Čia matoma apvali grandinė. Turi daugiau atskirų dantų ant vamzdžio sienelės, bet kuriuo momentu tai padaro šią grandinę labiau tinkamą nuskaldimo užduotims. Tuo tarpu įprasta grandinė, tokia kaip ši, su 3 atskiromis grandinėmis, yra geresnė užsikimšimo šalinimui. Šią grandinę galite naudoti vamzdžio nuskaldymui, tačiau galiausiai tai užtruks šiek tiek ilgiau nei turint daugiau dantų ant vamzdžio sienelės, bet kuriuo metu. Kitas klausimas, kurį turite savo užduoti, yra, koks ašies storis. Jei naudojate 6 mm arba 4 colio ašį, arba 8 mm 5/16 colio ašį, jums reikės naudoti lengvesnę grandinę. Kaip matote iš šios grandinės, tai yra lengva grandinė, o ši grandinė yra sunki grandinė. Ir galite pamatyti, kad yra pastebimas skirtumas tarp grandinės storio, tačiau konkrečiau grandinės svorio. Lengva grandinė būtų naudojama plonesniai ašiai, kuri turi mažesnę sukimo momentą, arba jei naudojate gręžtuvą, kuris turi mažesnę galią. Kitas klausimas, kurį turite savo užduoti, yra, kokio dydžio gręžtuvą naudojate ir kokio dydžio ašį naudojate. Kai naudojate 3/8 kolio arba 10 mm ašį, arba jei pasirinksite pusės kolio 12 mm ašį, tokiu atveju turėtumėte naudoti daug sunkesnę grandinę, nes ji galės atlaikyti daug didesnį sukimo momentą. Ir paskutinis klausimas, kurį turite savo užduoti, yra, koks vamzdžio skersmuo, kuriame dirbsite. Matote grandinės, kurios pagamintos 3 colių, 4 colių, 5 colių, 6 colių ir 8 colių dydžiams. Šios grandinės visada turės 3 atskirų grandinės jungčių rinkinius. Tuo tarpu grandinės skirtos 2 colių vamzdžiams paprastai būtų naudojamos su 6 mm arba 4 colio ašimi. Turi arba 1 arba 2 grandinių rinkinius, sudarančius grandinės vienetą. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga. Jei turite klausimų, nesate tikri, nedvejodami susisiekite su mumis bet kada. Gero jums dienos. CIAO.